Suprantame, kad ES išsiplėtus iki 28 šalių, tai iš tikrųjų ir Lietuva nėra pati didžiausia ir svarbiausia tokia šalis. Turėti Europos parlamente savo atstovą išmanantį žemės ūkio sektoriaus ir maisto problemos, aplinkosaugos visus klausimus, tai iš tikrųjų svarbu. Mes daugiau gal įpratę bendrauti buvome ir bendrausim, aišku, ir ateities Europos komisija, bet dabar Europos parlamentas keičia savo trupučiuką veiklos pobūdį ir taip toliau. Ne vien visagalė Europos komisija, bet Europos parlamentas taria dažniausiai paskutinį žodį esminiais klausimais, iki smulkmenų gal iš tikrųjų to ir nereikia. Todėl gerai išmanančio žemės ūkio sektoriaus klausimus žmogaus mums būtinai reikia, nes dabartinė praeita ta situacija iš tikrųjų buvo nenormali, kai išsiskirstė į kitus parlamentus, čia kai mums reikėjo rengti kai kuriuos dokumentus, net reikia prašinėti piršt, kad būkit geri, gal ten įteikit, jau nebešnekant apie tai, kad su kitų šalių, tų 28 ar svarbiausių mums kaimyninių šalių atstovais pasiderėtų, pašnekėtų tais klausimais. Kaip minėjau, mums būtinas darbuotojas, žmogus, kuris iš tikrųjų išmanytų ne tik, kai sakoma, mūsų Lietuvos specifiką, bet ir turėtų platesnį supratimą apie visą Europos struktūrą. Ir iš tikrųjų staigiai ar iš kokios tai rajoninės grandies, ar iš kokios tai institucijos staigiai nuėjęs, iš tikrųjų keletą metų aš įsivaizduoju, kad nebūtų naudos. Pavyzdžiui, jeigu paimtume Mindaugą, manyčiau, kad jis jau tam tikrą patirtį turi ir pažinčių, ir tam tikrose kitose organizacijose yra dalyvavęs. Kaip paprastai šnekant, žino jau koridorius. Nežinant koridorius, tai iš tikrųjų, kaip minėjau, porą-trejetą metų ten, kai sakoma, vaikštinės be jokios naudos. Jis nuo pirmos dienos Mindaugos galėtų, kai sakoma, įsijungti į tą bendrą didelę, kai sakoma, mašiną ir atitinkamai žinoti, kurioj vietoj su kuo ir ką šnekėti, ir naudą ne tik šaliai, bet ir to pačioj tobulinant ir ES visą veiklos mechanizmą. Plius ir amžius labai tinkamas yra, tai didelės perspektyvos būtų.